Labas rytas visiems, tai ir sulaukime jaunimo taurės antrojo etapo Panevėžyje. Manau, kad varžybėlės praeis gerai, pasivaržysime ir apsidovanosime. Taip, kad visiems sėkmės ir gerų startų. Labas rytas Lietuva, esame Panevėžy, jaunimo taurė, vaikai lenktyniaus ir bus tikrai smagu, nes oras labai geras. Manau, bus geras varžybos, tad sekite. Pradėjau sezono pradžioje važiuoti su 65-uku, dabar varžybose važiuoju su 50-uku. O kaip sekėsi tau dabar varžybose? Nu, buvau iš 11-5. O per varžybas pasistengsi? Stengsiu. Aš esu Arielis, važiuoju motokrose. Man labai patinka važiuoti dėl visokių kalviukų ir greičio, nes man patinka greitis. Ir važiuoju jaunimo taurę, nes kiti važiuoja labai greitai ir noriu juos aplenkti. Lieka 15 sekundžių iki starto, 80 taisyklių nesvarstėje. Ir startas blokas. Labai gerai. Trasa lygiai kaip varžyba, labai įdomu. Jaučiuosi gerai, antras, galėjau dar biškį pasistengti, bet labai gerai, geresnis laikas negu per treniruotės. Kodėl jaunimo taurėj važiuoji? Nes noriu būti pirmas. Šypsenos, aplodismentai, plojimai. Ačiū vyrai. Dar kartą plojimai komandom. Ačiū visiems.